Labas visiems. Noriu parodyti pluoštinių kanapių žiedynus, kuriuos užauginau 25 metais. Nenaudojau ten jokių trąšų. Ir va tokie rezultatai. Reiškia, žiedynai yra dideli, bet jie yra tokie, kaip galima pasakyti, pūrus. Jie nėra taip standartiniai tankios palyginus su tais žiedynais, kurie yra auginami su trąšom. Kai aš pasigilinau, sužinojau tokį faktą, kad dėl trąšų kanapių žiedynas jisai tankėja. Tai va, ką noriu pasakyti? Pasakyti noriu tokį faktą, kad jau artėja ta diena, kada aš sodinsiu pluoštinės kanapės sėklas jau 26 metais, tai kviečiu prisijungti jūs, padalyvauti kartu. Aišku, tai truputėlį jum kainuos, kadangi šiaip savo nenoriu dirbti jums, tai už tam tikrą pinigėlį galėsit užauginti savo pluoštinę kanapę ir pasiimti žiedynus. Kokios jūs įdėsit incoming call, turiu atsiliepti, tai vat, kokius jūs įdėsit trąšas, čia priklausys nuo jūsų. Jeigu jūs norite dėti trąšas ir tankinti žiedyną, tai prašom, jeigu nenorite, tai čia irgi bus jūsų pasirinkimas. Tai va, pasirašykit, komentuokit, laukiu jūsų palaikymo.